Pirminiais duomenimis įvykio vietoje radome su šautiniais sužalojimais Kauno apygardos teismo teisėją Joną Furmanavičių. Ir įvykis pagal turimą situaciją buvo šiandien iš ryto. Ir kaip tenai, kas, kur toliau bus, mes informuosim, dabar aktyviai dirbame. Kokie sužalojimai? Šautiniai sužalojimai yra ne vienas. Ar tiesa, kad 4? Netiesa, nereikia jokių spėlionių, viskas yra, tik tai taip, matot, lietus lyja, mes patikslinsim visą informaciją, bet yra ne vienas sužalojimas. Kokio ginklo šaudytas, sakykime? Šaunamasis ginklas, bet vėl tikslinsim. Ar tiesa, kad buvo šaudyta iš Kauno kelių autobusiuko? Kiek tai iš autobusiuko kelių, Kauno kelių ar panašiai, bet kad iš autotransporto priemonės, autotransporto priemonė atitinkama galėjo atvykti, tai yra tiesa, todėl prašym pagalbos, kas žino, kas matė, kas turi informacijos, šiek tiek padėti mums šituo atveju, greitai ieškoti įtariamos mašinos. Situacija kriminogeninė yra sudėtinga, mes jau tą esam akcentavę ir šiaip atitinkamos tarnybos aktyviai dirba, tačiau mes, kaip sakom, ir renkam įrodymai, visais atvejais reikalingi įrodymai, o čia yra šiuo laikotarpiu yra labai sudėtinga, bet ir kriminaliniam pasaulyje yra situacija sudėtinga, jie vienas su kitais stengiasi suvesti sąskaitas, kovoja dėl būvio, dėl išlikimo, dėl to pačio materialinio pagrindo, tai situacija yra tokia, kad tikrai sudėtinga, bet tokių drastiškų veiksmų, jau čia ribos yra, žinoma, peržengtos. Visos versijos įmanomos ir jau daugiau mažiau yra jau pagrindinės išskiriamos, tai aš manau, kad mes neužilgo koncentruosim darbą atskiromis kryptimis pagrindinėmis. Šiuo metu jau yra keletas pagrindinių versijų. Kaip žmogus, žmogiškas toksai tiek, kiek man teko jį matyti, girdėti. Ir atsiliepimai buvo iš darbo pusės gana geri, iš prokurorų, kurie bylose dalyvaudavo taip, kad tai yra kvalifikuotas teisėjas ir tikrai stengdavosi atrasti tą tiesą bylose.